visi įstatymų leidėjai Jungtinėse valstijose. Liskokin rašo, jeigu kiekvienas kongreso narys, kuris yra kaltas dėl nusikaltimų susijusių pedofiliją, vaikų prekybą ir išdavystę būtų apkaltintas, tai ne tik iššluotų visą kongresą didžiąją dalį, tai iššluotų didžioją dalį vyriausybinių netgi darbuotojų. Brianas Keitsas rašo, politinis žurnalistas, ne koks anonas, politinis žurnalistas rašo. Aš drįsčiau spėti, kad apie 70 narių iš kongreso ir jų komandų nariai tuoj bus areštuoti, įskaitant Schiffą ir Swalwellą. Ir jeigu aš teisus, kada jie bus areštuoti ir kada grand jury apkaltos ir bus atskleistos, kiekvienas iš tų narių turės būti pakeistas Jungtinių valstijų kongrese. Tai štai, kodėl jie dabar ruošiasi, reiškia, masinių aukų įvykiui. Ruošia sistemą, kaip pakeisti staigiai valdžią. Jeigu staigiai būtų areštuota daugybė kongresmenų ir senatorių ir visų kitų valdžios atstovų. Apie tai rašo Brianas Keitsas, politinis žurnalistas. Dar kartą, ne koks anonas, ne kas nors. Kaip įdomu, kas čia bus toliau. O šiaip tai ką, šiaip tai amerikiečiai visą šitą brėdą matydami ginkluojasi ir ginklų šaunamųjų Jungtinių valstijų civilių rankose kiekis viršijo 470 milijonų. Jie gali daryti, ką jie nori, amerikiečiai puikiai supranta, kas vyksta, ir jie dar labiau ginkluojasi. Aš tik tai priminsiu, kad amerikiečiam priklauso 46% iš pasaulio milijardo ginklų, pasak Jungtinių tautų ataskaitos. Ir vien tik dėl šito jūs matote dar kažkokią tai kovą, o ne užgrobtą visiškai valstybę ir nesugriautą visiškai valstybę. Ir mūsų taip pat dar iki galo kol kas nesugriovė, nes negali. Kol Amerika gyva, jie mūsų nesugriaus iki galo. O taip yra. Na ir sekantis segmentas. Sekantis segmentas yra štai apie ką. Pasirodo, kad Trumpo žudikas potencialus turėjo visą tvarkaraštį. Pasirodo, kad turėjo tvarkaraštį gerokai į priekį, kur jisai važiuos, kur jisai dalyvaus. Reiškia, iki pat spalio 24 metų tvarkaraštį jisai žiūrėjo. Turėjo. Šitas, kurį pagavo, reiškia, paskutinį veikėją. Taip pat tas veikėjas labai įdomu, kad... tą patį pažįsta tarp netgi feikinės naujienos, kad pas jį buvo sąrašas, kuriam buvo datos nuo rugpjūčio iki spalio visų renginių, kur Trumpas turėjo pasirodyti arba buvo laukiamas. Kaip įdomu, iš kuris galėjo tokį sąrašą turėti. Įdomu tai, kad sūnelis jo apkaltintas, reiškia, vaikų pornografijos turėjimu. Tiesiog sutapimas, Trumpo potencialaus žudiko sūnus užsiminėjo vaikų pornografiją. Taip pat kalbėdamas savo ralį Šiaurės Karolinoje, prezidentas Trumpas paklausė, o kodėlgi tas tėvelis, reiškia, to šaulio potencialaus Butleryje, čia to pirmojo šaulio Pensilvanijoje, nusamdė tokius brangius ir labai aukšto lygio advokatus Pittsburghe, Pensilvanijai. Kodėl, kam to reikia iš viso? Iš kur jis tai gavo? Kas apmokėjo jam advokatus brangius? Tam žmogui, kuris Pensilvanijoje šaudė. Advokatai išteisinti po mirties, išteisinti ar kaip čia. Toliau dabar šitas antras šaulys potencialus pagaliau oficialiai gavo kaltinimus bandyti nužudyti Trumpą. Dabar būtų gerai sužinoti, su kuo jis komunikavo ir iš kur jis gavo savo pinigus. Ir ar jis veikia vienas, kadangi ar jį kairio, pavyzdžiui, sparno medija išplovė jam smegenis. O gal jį kas nors nusiuntė? Tai šitas veikėjas, kuris pabandot už savo pinigus atseit samdė Ukrainai kovotojus iš visur. Jis niekom susijęs su Ukraina turbūt nėra, ar ne? Ir visiškai nekeista, kai jis turėjo 6 mobiliakus. Jis aiškiai dirbo su CŽV, su 3 raidžių agentūra tam, kad nužudyti prezidentą. Žodžiu, jis turėjo 3 mobiliakus. Jisai taip pat koordinavo savo planą pasislėpti Meksikoje nežymėtam automobilį ir beveik jam pavyko tai, jeigu ne moteris įsekusi, jis būtų taip ir padaręs. Žodžiu, esmė yra tokia, kad jis yra pakištas. Jis yra pakištas, kažkas jom koordinavosi, daugybė rodo faktorių būtent į tai. Ir, kaip sakant, prezidentas Trumpas pareikalavo FTB ištirti
tuos įrenginius, bandančio nužudyti žmogaus. Po to, kaip, reiškia, buvo atskleista apie užsienio, reiškia, remiamas žudikų šitas ląsteles. FTB pasakė, kad nesugebėjo atidaryti potencialiai aplikacijų užsienietiškų kažkokių. Jis paragino Apple užsiimti tuom. FTB sugeba sausio 6-osios, jis pasakė, narių, reiškia, šito sausio 6 apkaltintų patriotų telefonus nulaužti sugebėjo visus, o čia nesugeba nulaužti. Nu, FTB nieko nesugeba. Jisai pasakė, plus dar reaguodamas į, pamenat, Irano kaltinimus. Dideli kaltinimai, dideli grasinimai mano gyvenimui,